Labas rytas visiems. Tai ką, atėjo ta diena, kai aš pagaliau vėl pasiryžau pasimti kamerą ir filmuoti. Ir šiaip šiandien gera nuotaika, nors nuo pat ryto visur vėluoju ir kad ir dar yra tas rytas, bet turėjau susitikimą pas ginekologę 9 ir pastačiau žadintuvus nuo 7, galvojau susitvarkysiu, nes maniškai šiandien iš užsienio grįžta. Galvojau susitvarkysiu, susiruošiu, pasidažysiu, bet jo, atsikėliau be 29, o 9 turėjau būti. Tai įsivaizduokit, aš nuvariau po dušu, susiruošiau ir buvau po 9:10, bet vis tiek buvau. Tai jo, nusprendžiau šiandien padaryti tokį vlogą, kadangi nieko labai įdomus neveiksiu, tai padarysiu klausimų atsakymų vlogą, nes vakar Instagram'e jūsų prašiau užduoti man klausimus, tai šiek tiek jau jų turiu. Tai tiesiog dienos bėgėje juos žiūrėsim ir atsakinėsim. Grįžau prieš 3 dienas iš Lietuvos, tai žiūrėkit, ko parsivežiau. Tai iš sūrelių liko tik vienas iš kokių 10, tai aišku palikau ir savo šeimai, maniškio šeimai tiksliau. Ir žiūrėkit, rauginti kopūstai, nu čia toks geras, nežinau, gal kilas. Čia rauginti kopūstai irgi daug. Ir pasidariau vakar dar iš raugintų kopūstų, o čia betvarkė, troškinį. Nu, neseksovai atrodo, bet, nu, taip skanu. Tai kadangi maniška vakar nebuvo, galvoju pasidarysiu kopūstų, nes žinot, kas nuo kopūstų būna. Tai mama dar įdėjo man krienų, baltų, raudonų, adžikos naminės ir viskas, man atrodo. Tai ką, maniškas jau atvažiuoja iš oro uosto, tai nežinau, kažką pagaminsiu, šiandien jau nevalgysim kažkur kitur. Bet galite pasižiūrėti, koks mano šaldytuvas yra, čia dar reikia daug dalykų išmesti. Čia yra mano vitaminai, aišku, suknežinta dėžutė, nes lagaminę vežiau. Bet paaiškinsiu, kas čia tokio. Ir ką, salotą, tai galvoju, maniškis mėgsta tuos spring rollsus. Tai vakar pasiėmiau iš biologiškos parduotuvės šitų ryžių lakštų. Ir reikia dar į parduotuvę nueiti, nupirkti kokių krevečių ir vermisėlių. Ir darysim šitos rollsus. Naudojau sprogą lifte parduotuvės parodyti, kaip apsirengus. Tai turiu tokį golfuką, treningus ir mano nauji Nike žiauriai nerealūs batai. Na ką, grįžau aš iš apsipirkinėjimo, tai parodysiu jų maisto holą, kurio, man atrodo, žinokit, aš niekada ir nedariau. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad apsipirkinėjau 3 rūšių parduotuvėse, tai yra paprastam supermarkete, tai va čia bus šitas apsipirkimas. Tenais perku dažniausiai tokius negendančius dalykus, konservus ir panašiai. Šiaip pagal viską tokį šviežesnį maistą perku biologiškose parduotuvėse specializuotose, o daržovės laiką perku vietinių ūkininkų parduotuvėje ar turgelį. Tai niekada nepirku supermarkete. Tai ką, pradedam. Pasiėmiau aš kokosų pieną, jis yra biologiškas. Jį ar čia kremas, kad gaminti sriubas ir panašiai. Paėmiau duonos, aš bagečių niekada nevalgau, nebent su sūriu retkarčiais. Tai šitą paėmiau maniškiui. Gan visai nieko atrodo. Tada, kaip sakiau, gaminsiu spring rollsus tenais, tai paėmiau. Recepte buvo parašyta kalendra, ar čia petražalis? Petražalis, ne? Tada mėtos lapeliai. Tada paėmiau krevečių virtų iš žuvies skyriaus, o ne šaldytų. Tai jos čia nais, blemba, kaip nemoku filmuoti holų, ta prasme, nežinau net kur žiūrėti. Paėmiau 1 kilą penne rigate pastos maniškiui, makaronų. Tai jis jam nepatinka kaip biologiškai pilno grūdo, tai aš jam paėmiau paprastų. Šitas brandas yra gan geras, bet man patinka kitokie.
Tai jam paėmiau šitą, tada ryžių vermiseliai spring rollsams. Toliau yra tortelinė su daržovėmis. Kas nežino, yra programėlė Yuka. Tai jinai yra ir kosmetikos priemonėm, ir maistui. Tai aš visą laiką maisto etiketės kainuoju per Yuka. Y-U-K-A. Tai tenais jums pasako, kokie yra ingredientai geri ir kokie blogi yra būtent tose produktuose. Tai šitas buvo geras. Šitie njoki, tai čia maniškiui irgi. Jisai jos dievina, tai čia yra bulvių tokie kaip ir virtinukai. 100 kilų reikia pašerti. Jisai labai mėgsta sūrį, o kadangi aš karvės sūrio nelabai virškinu, tai nusipirkau šį kartą, kas čia visą, avies sūrio. Tada paėmiau, jisai prašė manęs nupirkti jam noodlesų, tai yra tokie noodlesai wokui specialiai, nupirkau 2 rūšis, nes nežinau, ar man likė dar yra tų paprastų. Tai štai šitas, jie man atrodo kaip ir švirti, nežinau, žiūrėsim. Tada retkarčiais nusipirku štai tokių greitai pagaminamų dalykėlių, tai čia yra biologiški, tiesiog kinoa su daržovėm. Kai nėra laiko, greitai įsimeti, nežinau, ką nors, kokią daržovę dar pasipjausti šalia ir tiek. Tada maniškai vištiena, aš kaip žinot, mėsos nevalgau, prie woko jam bus. Pasiėmiau agurką, šiaip nėra recepte parašyta, kad reikia agurko į spring rollsus, bet jo, šiaip agurką mėgstu ir jis irgi biologiškas radau parduotuviai. Ir įdėsiu į spring rollsus, nes pamiršau sojos tos žiedus, žodžiu, sojos tos baltus dalykėlius, tai įdėsiu agurko. Žiauriai dievinu krabų lazdeles, tai čia yra mano nuodėmė. Nors nėra, čia yra labai blogas dalykas, aišku, žiūrint kokius perki, jeigu perki kažkokius geresnius, tai nėra labai čia ir blogai, aišku, tik nereikia su majonezu valgyti. Tada vėlgi tas vienas iš dalykų, kai nėra laiko pasigaminti ir nori sveikai pavalgyti, tai tokį poką gerą sriubos. Žiūriu visą laiką, kad tokioje sriuboje būtų kuo mažiau kremo, tos grietinės ar kaip jisai pieno miltelių, tai šitas buvo paskutiniai ingredientų vietoje, tai reiškia, jo labai nedaug. Tai pasiėmiau šito, tai čia tiesiog daržovės. Tada yra, kas čia yra, šparaginės gal pupelės, ne? Lietuviškai, irgi biologiškos. Matot, ir paprastose parduotuvėse tų yra. Tai šitus labai dievinu, šiaip įsidedu bet kur, ar taip valgau, ar salotas, ar į, ką žinau, ryžius, belę, kur jų galima dėti. Tada pasiėmiau vėlgi biologiškų kukurūzų. Jos vėlgi į troškinius, į salotas, bet kur galima dėti. Tada pasiėmiau tuną visą laiką įmu geresnį, tik nebuvo to, kur visą laiką pirku, o šitas yra Carrefouro, bet vis tiek jis yra stiklinė mindelėje su alyvuogių aliejum extra virš, nežinau kaip lietuviškai. Oi, negavau, kad tiek daug prisipirkau, tai va maniškai tie noodles paėmiau 2, kaip ir sakiau, nes tai žiauriai mažas. Nežinau, pažiūrės, ko jisai norės. Tada labai mėgstu tokius, nežinau, aišku, Lietuvoje yra, nes Lietuvoje didesnis pasirinkimas negu pas mus. Tai tokie kaip ir konservai. Čianais yra tažin, tai čia irgi daug daržovių su razinom ir su koliandra, su petražolėm. Ir kitas yra, tai čia tik tai cukinijos, ar cukinijos ar baklažanai, ne, cukinijos, jo. Su provençal, tai reiškia su tomato padažu. Ir man atrodo, kad viskas. Jo, viskas. Tai štai tiek pirkinių aš nusipirkau, be abejo pasiėmiau 2 didelius pokus vandens, bet dar neatsinešiau, nes sunku buvo nešti, maniškai dar nėra. Dar pamiršau jam kolos paėmiau, nes jis geria kolą ir aš stengiuosi jį atpratinti, tai jis jau žymiai mažiau jos geria. Tai aš perku skardinėse, nes jeigu nuperku butelį tą plastikinį, tai jis gali visą butelį išgerti. Tai perku skardinėse, o už viską mokėjau 60 eurų. Tai neįsivaizduoju, čia daug ar mažai yra.
Tai ką, bėgsiu aš tada gaminti spring rollsų pirmą kartą gyvenime. Šiaip tai paprastai turėtų jie būti pagaminami ir po to reikia sutvarkyti prieš Maniškę atvažiuojant. Ne vieną klausimą dar neatsakiau, nes vis skubu likiu. Norėjau paklausti vieną klausimą dėl tų parduotuvių. Kokiose parduotuvėse jūs apsipirkinėjate? Ar supermarketuose, tose dideliuose parduotuvėse, ar ūkininkų turgeliuose, ar irgi bandote iš skirtingų parduotuvių pirkti gerus produktus, ar biologiškus perkate, ar dzinium, ar daržovės ispaniškos, ar lietuviškos, ar sezoninės, ar ne. Labai įdomu šitas klausimas, kaip prižiūrite savo mitybą, nes vėlgi produktų kokybė yra labai svarbu. Nors aišku, nėra ten tie, kur parašyta bio, kad jie tikrai yra bio 100%, na, bet vis tiek, manau, kažkokia šiokia tokia prevencija nuo tų visų chemikalų yra, nes jų dabar yra begalės, iš kur yra visos tos mūsų ligos, ne visas be abejo, bet, imunitetui tai labai kenkia. Tai jo, bėgu, neužsišneku, nes vlogas gausis super ilgas. Coconutsos. Na ką, procesas vyksta, tai viskas susipjaušiu, iš tikrųjų užtruko ilgiau, nes Maniškis jau pasidarė valgyti. Ir laukia manęs, biskų valgyti, nes atšals. Tai paspjaušiau morkų, mėtą, petražolę, krevetės, salotų lapai, ryžių vermišeliai tokie ir ryžių lakštai. Tai ryžių vermišelius reikėjo 30 minučių palikti vandenį šaltam. Ir ryžių tada šitus lakštus reikia pamerkti porai sekundžių į vandenį ir tada dėti ant šlapio rankšluosčio, viską dėti į vidų ir vynioti. Parodysiu galutinį rezultatą po to. Tai bus dabar dienos skylė, paaiškinsiu kodėl. Tai grįžo Maniškis, aš baigiau tas spring rollsus, pavalgėm, liko dar į vakarui, tai parodysiu kaip atrodo. Ir tiek, pažiūrėjom Mesiją ir varėm pasnausti. Tai Maniškis išvarė jau treniruotę, o aš dar lovai gulėjau, surašinėjau su drauge voice'ais. Tai dėl Mesijo buvo juokinga, nes šiaip mes, kai žiūrim serialus, mes buvom apskritai per metus, mes buvom susipykę 3 kartus gal. Taip, kad, nešnekėtumėm dieną kokią. Ir Maniškis, kai tada susipykom tas porą kartų, jisai visus serialus, visas serijas išžiūrėjo. Išžiūrėjo jų ir žiūrėjo kažkokią kitą, nepamenu jau. Tai aš labai supykau ant jo, nes aš kaip tik laikiausi, nežiūrėjau tam, kad su jo pažiūrėti. Aš jau žiūrėjau ir jis man pasakė, sako, ar mes žiūrėjom serialą Mesiją, nežinau, žiūrėjau žiauriai geras serialas, labai įdomus. Tai man iki išvažiuojant į Lietuvą buvo likę 2 epizodai ir Maniškis sako, jeigu dabar pažiūrėsi viena be mane, sako, aš ir toliau žiūrėsiu serialus, bet nes aš labai pykau dėl to. Ir aš peržiūrėjau tas 2 serijas lėktuve ir nesakiau Saviškai, nes taip gėda buvo ir nenorėjau, kad jis ir toliau žiūrėtų serialus be manęs. Tos, kurias mes kartu žiūrim, tai dabar tipo vaidinau, kad nežiūrėjau ir kad buvo labai įdomu. Ar darot jūs taip, panas? Tai ką, neatsakiau nei vieną klausimą šiandien, tai galvoju atsakysiu, nusiskrinšuotinau visus klausimus, nes jau to istorijos tas išsijungs. Tai jo, daug buvo klausimų ir vienas iš populiariausių klausimų buvo apie mano skyrybas. Ir žinokit, aš gaudavau ir žinutes privačias, ir klausimus, ir kaip aš to sudarau ir panašiai. Tai nežinau, labai sunku į tai atsakyti, tai yra labai individualus dalykas. Bet reikia tiesiog suprasti, kad gyvenime nėra nieko jūsų. Ta prasme, jūs esate tik tai jūsų sveikata tenais, kūnas ir panašiai, o visa kita, pinigai, namai, vaikinai, bet kas, draugai gali išeiti. Ta prasme, tai yra viskas laikina ir jais reikia džiaugtis šiuo metu. Ir nebūti obsesyviais, ta prasme, jeigu draugaujat su vaikinu, nebūkit pavydžios, nebūkit užknisančios, nebūkit zyzlės.
Tai čia jau net pirmas patarimas ne kaip pobūti, o kaip tiesiog neišsiskirti. Aišku, po to vaikino charakterių ten nesužiūrėsi, bet va, tas pirmas patarimas. Ir nežinau, aš niekada nebuvau palikta, ta prasme, labai skaudžiai buvau kažkada, bet vis tiek grįžo ir aš po tai palikau. Tai negaliu galbūt tiesiog taip ir atsakyti to klausimo, nes su buvusiu vaikinu aš išėjau, nes aš supratau, kad man ant tiek skauda, mūsų tie santykiai pasidarė tokie nuodingi, kad mes tiek pykomės, kad aš supratau, kad man yra svarbiau savo sveikata, ne bizniai kažkokie, nes mums buvo kaip ir skyrybos, ta prasme, pas mus biznis buvo kartu ir ne vienas, ir ne du, ir reikėjo viską dalinti, tai čia kaip, nesusituokę, bet, netoli jau to. Tai buvo man labai skaudu, bet supratau, kad būnant su juo aš nuodiju save, savo asmenybę dar daugiau, negu ten būčiau išskyrus, nes jau gal bet kas vyktų, tik tai aš, kad nesu juo būsiu. Ta prasme, jis nebuvo žiauriai blogas žmogus, tiesiog jo toks yra charakteris. Ir reikia suprasti, kad žmonės yra kokie jie yra, jų niekada gyvenime nepakeisi. Gali, ta prasme, jiems teikti galimybę patobulinti save, investuoti daugiau į santykius, bet kad pakeisti žmogaus tikrai sunku. Tikrai neįmanoma. Čia yra kas be ko. Tai va, po skyrybų, kaip aš skyriau, tai tiesiog vieną dieną variau out vakare ir grįžau namo, vėl miegojau ant sofos, miegojau lovai, kaip bele kiek kartų jau yra buvę. Ir aš atsikėliau ryte, jis atsikėlė, aš jį pakviečiau, jis atsisėdo ir aš sakau, aš planuoju ateitį. Apšinėjau, yra tiek ir tiek metų, jeigu aš esu su tavim, tai reiškia, aš su tavim planuoju ateitį, bet aš dabar ateities visiškai nematau, mes tik tai kankinam vienas kitą ir tiek. Ir jis pažiūrėjo mane, mes jau buvom išskyrę gal vieną kartą, ten keliom dienom, o dabar jau jis pats jautė, kad jau viskas, ir jisai pažiūrėjo mane, pasakė, okei, išėjo, ir tiesiog po to buvo laišką parašęs, tipo, kaip ir dažniausiai būna, išsiskyrimo metu, kad ten būk laiminga, ten tu man suteikai daug džiaugsmo, bla 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 ir panašiai. Aišku, gražu tokį laišką, gauti, ir jis po kelių dienų pasiėmė visą daiktus ir išėjo. Tai man buvo pradžioj labai, nežinau net kaip aiškiai, nes tiek minčių buvo. Ir iš tikrųjų buvo pradžioj, pačios pirmos dienos buvo taip baisu, o tai kaip aš dabar gyvensiu. Ir aš esu tokia, kad aš visose gyvenimo atvejuose save priverčiu. Ten dėl maisto, dėl darbų, tarpsime, jeigu reikia, tu turi prisiversti, nes, kitaip nebus, tarpsime, stebuklai nebus, kad ten tau, wow, geriau pasidarys, lengviau pasidarys ir panašiai po kiek laiko. Tai aš save verčiau eiti, daryti bet ką, žinokit, panas. Aš variau out, aš variau į sportą. Aš pirmą mėnesį, kai išskyriau, aš dariau challenge Bikram, tai reiškia, aš jau kiekvieną dieną į Bikram, kiekvieną dieną, ne vienos dienos nepraleidau. Variau tūsint, aišku, širdgėlas, variau su draugais į kiną, skambinau bet kam, nežinau, ne tik, kad bet kam, net ir pažįstame, kurie nebuvo mano labai geri draugai, kad varom ten gal kavos, varom pavalgyti. Ir taip tas viskas tapo natūralu po to, po kažkiek laiko, kad va ten kažkur išeiti, tada suradau žymiai daugiau draugų, negu aš jų turėjau. Ir suradau tokių žmonių, kuriuos myliu ir gerbiu ir jie man žiauriai padėjo, bet tas viskas vyko tuo vertimusi eiti kažkur, kažką daryti, tam, kad nebūti namuose. Ir po to man pradėjo patikti gyventi vienai, turėti savo lovą, vienai, valgyti, ką noriu, daryti, ką noriu. Ir pasidarė gerai. Tada buvo toksai down, tada buvo, o dieve, aš neturiu draugo, ta prasme, neturiu vaikino. Dėl metų aš nesparinu, merginos, jums 30, 35, 25, niekada nėra nei vėlų, nei per anksti. Ta prasme, savo sveikatą žiūrėkit, savo jausmus žiūrėkit. Ir jeigu, kad turim 40, ar jūs su vaiku arba vaiko, jeigu jūsų santykiai yra nuodingi, jūs juos turite pasibaigti.
Ir vaikai atsiras, likimas viską sudėlios taip, kaip reikia. Ir tai va, pasidarė toksai down, ką daryti, vaikino neturiu, tada pradėjau jau kabinti bachūrus, taip čia pasakius. Jau pradėjau atkreipdėmėsi, kas mane kabina, nu taip buvo pas mane deitų tenais keli ir turėjau net vaikiną 2 mėnesius, bet žinau, kad čia nieko gero nebus. Tiesiog mes linksmai leidom laiką, jo draugų kompanija buvo fainai, susipažinau su fainais žmonėm ir tiek. Ir tada supratau, kad, nu, man jau šiek tiek negerai yra, ta prasme, tiek jau būti desperatiškai vaikino atžvilgių. Nu ir tada buvo mano ta kelionė į Vietnamą, kur aš jau planavau ten susitvarkyti mintis, nuo visko pabėgti, nuo visų žmonių, nes aš mačiau daug žmonių, aš kiekvieną dieną eidavau, būdavau, valgydavau ne namuose su kažkuo. Ir, na, tas tiesiog perkrovė mano tą visas emocijas, galvą ir galvoju, varysiu su draugai tą Vietnamą, viskas, pasibaigs viskas, atsiribosiu. Ir taip ir buvo, žinokit, kai atsiribojau nuo visko, nemačiau jokių bernų, nesurašinėjau su jokiais bernais, o tenais plus Vietname nieko gero tuo atžvilgiu. Jei vienišės varysite Vietnamą, tenais nemanau, kad surasti ką gero. Nejokauju. Tai jo, tiesiog nebuvo jokio kontakto su vaikinais, linksminomės, fainai praleidom kelionę ir tada aš grįžau į Marselį po mėnesio ir man buvo prasvalę jau viskas ir prisimenu ir ta patarlė, nu tiesiog tas posakis, kad kai nesitikė, tada ateina, tai taip ir buvo. Ir aš grįžau ir man po savaitės mano draugas parašė, vienas tokių, nu, geras labai draugas, kad, mano sesės, mano moters žmonos brolis, laisvas, gal nori su jais tikti. Nu ir mes su jais tikom ir kadangi man buvo taip jau atsipalaidavus tokia buvau, tai mes ir neperspaudėm tų santykių, iš karto neėjom į porą, iš karto nepradėjom gyventi kartu, nors dabar negyvenom ir to labai džiaugiuosi. Ta prasme, taip ramiai, susitikinėjom, dar kitą miestą buvo, tai buvo gan smagu ir, na, po kiek laiko jau supratom, kad negalim vienas be kito ir pradėjom draugauti taip oficialiai. Tai va, tokia ilga istorija, nes manau, kad įdomu jums buvo, bet patarimą turiu vieną, eikit, darykit, verskitės, ir nevaidinkit aukų, nes tikrai nėra taip, kad jums vienas vaikinas skirtas, viena puselė ir tai bus po to gyvenimo galas. Visą laiką galite surasti geresnį, nereiškia, kad surasti geresnį, galite papulti ir ant to pačio, ir ant dar blogesnio. Tai patarimas toks, kad daugiau pabūti vienai po skyrybų, suprasti, kas jums atsitiko, kas jums yra, kodėl jums liūdna, ko jums reikia iš vaikino. Ir dar vienas dalykėlis dėl susiradimo naujo vaikino. Tikrai yra verta, aš sakydavau, kad tai yra nesąmonė, susidėlioti mintyse, kokio tau tiksliai vaikino reikia. Ir žinokit, aš susidėliojau ir grinai mintyse nepasirašiau, pasirašyti šiaip yra gerai irgi, bet aš tiesiog mintyse savo pasakiau. Neprisimenu, gal net ir balsu pasakiau, nes kartais su savim žinau, kur nežinau, rimtai būna. Kad man reikia tokio, anokio, tokio ir viską su smulkmenom pasakiau. Net kokia šeima jau turėtų būti. Nu ir gavau tokį. Čia gal man pasisekė, bet iš tikrųjų mintis labai realizuojasi, tai susidėliokit visų pirma mintyse, kokio jums vaikino reikia. Ir tiesiog, kai sutikinėsit, matysit, kad toks jisai nėra. Aišku, negali būti idealus. Bus trūkumų su visais, bet žinokit, kad jūs esat pati su trūkumais, kad tu esi pati su trūkumais ir tave turi pakęsti tas žmogus, taip kad tai yra tik kompromiso dalykas ir visą laiką šnekėti. Ir dar kitas, tiek apie santykius norėčiau pakalbėti, bet jau 12 minučių šneku ir vlogas, man atrodo, bus gausus toks milžiniškas ir aš jo palbomų nekelsiu arba jis kelsis kokias 7 valandas. Komunikacija ir pasirinkimo suteikimas. Tarkim, norite kažką išgauti iš vaikino, nestatykit sąlygų, duokit pasirinkimą. Visą laiką pasakykit, man galbūt tas nepatinka, bet tu kaip nori, gali tą daryti, gali to nedaryti, čia jau kaip tu pasirinksi. Ir tada jis visą laiką pasirinks tą, kas jums geriau, nes jeigu jūs jo neverčiate, jis
nejaučia spaudimo iš jūsų ir tada vis tiek bus taip, kaip jūs norite. Nespauskit vaikinų, nezyskit, žinokit, kad visi esam su trūkumais. Jeigu neturit vaikino, neskubėkite jo rasti, nes viskas ateina su laiku. Ir kai jūsų jau galvoje bus ramu ir busit laiminga, tada ir ateis. Viskas, baigiu šnekėti, nes, 13 minučių. Žiūrėkit, kokio grožio gavosi mano sprinksai. Va, ir dideli. Patarimas mažiau dėti vermišelių, bet daugiau dėti žalumynų. Nu va, šiandien vakarui dar bus, ir rytoj gal pietum. Pamiršau, kad į vaistinę reikia užeiti. Bėgu dabar. Labas rytas, tai ką, yra jau sekanti diena, nekreipti dėmesio dėl šito lizdo ant mano galvos. Ir vakar jau nieko nebefilmavau, nubėgau į vaistinę, grįžo maniškis, pavalgėm, vėl pažiūrėjom filmą, buvo tikra tinginio diena vakar. Kadangi labai ilgai atsakinėjau į tą poros klausimą, galvoju, gausis žiauriai didelis video, tai nieko daugiau ir nekelsiu. Tai šiandien jį bandysiu redaguoti ir bandysiu kelti, nežinau kaip gausis. Tai norėjau tiesiog atsisveikinti, žiauriai jokingai tas kodas, man atrodo. Ir jo, fotkinu dabar rūbus į Vintedą savo. Tai šitas, dar galvoju šitą pardavinėti ar ne, bet žinot, būna tie visai nieko rūbai, kurių niekada neužsidedi, taip kad. Ir žiūrėjau dar, yra viena nauja youtuberė, aš nežinau, ar jinai yra nauja, bet aš ją tik pradėjau žiūrėti. Tai jinai, jos vardas Indrė, neprisimenu, kaip jos kanalas vadinasi, ir ką tik pamačiau jos listą, kur jinai žiūri youtuberių, tai aš ten irgi buvau. Linkėjimai. Tai ką, atsveikinu tada su jumis ir pasimatysim, tikiuosi, greitai kitam video.